Mėlėjai, šiandienos pamokslo tema - ne ten aš ieškojau laimės, ne to aš meldžiau, ne to aš tikėjausi, ne to aš prašiau. Ši tema mus kviečia permastyti savo gyvenimą, tikėjimą ir mūsų širdies siekius. Kiekvienas iš mūsų esame bent kartą patyrę nusivylimą, kai prašėme Dievo kažko, kas, kaip vėliau supratome, nebuvo mums reikalinga ar tinkama. Kartais mūsų lūkesčiai neatitinka Dievo plano, o mūsų maldos nėra suderintos su jo išmintimi. Tai nesilpnumas, tai žmogiškumas, kuris reikalauja brandos ir tikėjimo ištvermės. Apaštalas Jokūbas savo laiške rašo: laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Šie žodžiai ragina mus peržengti momentinį gyvenimo skausmą ir pažvelgti į išmėginimus kaip į Dievo įrankį mūsų dvasiniam tobulėjimui. Šiuolaikinis pasaulis siūlo begalę laimės pakaitalų - turtus, pramogą, šlovę, karjerą. Daugelis ieško ramybės išoriniuose dalykuose, manydami, kad pasiekę tikslus, taps laimingi. Tačiau, kai ieškome laimės pasaulyje, dažnai prarandame tikrąjį džiaugsmą, kurį duoda tik bendrystė su Dievu. Apaštalas Jokūbas kviečia mus suvokti, kad tikėjimo išbandymai tai kelias į tikrąją laimę. Išmėginimai mus moko suprasti, kad laimė nėra būklė, kurią pasiekime, bet santykis. Santykis su Dievu, kuris keičia mūsų širdis. Ar pastebėjote, kad kartais meldžiame Dievą pašalinti sunkumus, kai Jis nori mus per juos vesti? Kai sakome: Viešpatie, kodėl leidi šį išmėginimą? Dievas dažnai atsako: aš ruošiu tave didesniai palaimai. Pavyzdžiui, pranašas Jonas meldė Dievą pasigailėti Ninevės gyventojų, bet viduje jis norėjo jų pražūties, todėl kad jie negyveno tikėjimu. Tačiau Dievas turėjo kitokį planą. Jis norėjo pamokyti Joną atjautos. Lygiai taip ir mes dažnai prašome Dievą išvengti skausmo, o Dievas leidžia mums augti per jį. Gyvenimas ne visada mums duoda tai, ko norime. Tačiau tai, ko tikėjomės, gali būti mažiau vertinga nei tai, ką Dievas mums paruošė. Apaštalas Paulius rašo laiške Romiečiams: be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Ši tiesa mums primena, kad net tada, kai mūsų lūkesčiai nesutampa su Dievo valia, Jis turi geresnį planą. Kartais, kai prašome Dievo pagalbos, Jis atsako kitaip, nei mes tikimės. Kodėl? Nes Jis mato mūsų gyvenimo plačiau nei mes patys. Jis žino, kas mus ugdo, kas mus stiprina ir kas mus daro panašesnius į Kristų. Kaip dažnai mes prašome lengvo kelio, o Dievas duoda teisingą kelią. Prašome greito sprendimo, o Jis siūlo brandos laikotarpį. O kaip pasiekti tą brandą ir ramybę? Priimkime išmėginimus kaip Dievo daro. Jokūbas moko mus laikyti išmėginimus džiaugsmu. Tai nėra lengva, bet tai keičia mūsų požiūrį. Matome išmėginimus kaip augimo galimybės, o ne kaip bausmę. Pasitikėkime Dievu. Pasitikėjimas reiškia leisti jam vesti, net jei nesuprantame kodėl. Kai savo gyvenimą dedame į jo rankas, jo planas visada išsipildo geriausiu būdu. Auginkime ištvermę. Ištvermė tai gebėjimas stovėti tvirtai, kai gyvenimo audros mus blaško. Ši savybė ugdoma ne komforto zonoje, bet išbandymuose. Ir ieškokime Dievo valios. Kartais mūsų maldos turi keistis. Neprašyti to, ko mes norime, bet klausti Dievo: Viešpatie, ko tu nori mano gyvenime? Mylėjai, ne visada suprasime, kodėl Dievas leidžia išmėginimus. Bet galime būti tikri, kad jie tarnauja mūsų labui.
Jei šiandien jaučiamės nusivylę, kad Dievas nesuteikė mums to, ko prašėme, prisiminkime, jog Jis turi paruošęs daugiau, nei galime įsivaizduoti. Šventojo rašto žodžiai iš Jokūbo laiško primena mums, kad gyvenimo išbandymai nėra tik našta ar nelaimė. Gyvenimo išbandymai yra galimybė augti. Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Skamba paradoksaliai, tačiau šiuose žodžiuose slypi labai gili išmintis. Kaip dažnai mes stengiamės laimės paviršutiniuose dalykuose. Mūsų visuomenė siūlo daugybę laikinų laimės receptų. Turtą, šlovę, pramogas, linksmybės be atsakomybės. Tačiau šie dalykai yra trapūs ir laikini. Jie niekada neužpildo mūsų širdies taip, kaip Dievo artumas. Išbandymai, kuriuos leidžia Dievas, padeda atskleisti tikrąją mūsų gyvenimo prasmę. Ne daiktuose, ne pasiekimuose, bet santykyje su juo. Mūsų maldos dažnai atspindi žmogišką troškimą išvengti sunkumų. Mes prašome patogumo, ramybės, išlaisvinimo nuo problemų. Tačiau Dievo tikslas nėra tik pašalinti mūsų sunkumus. Mums susidūrus su sunkumais keičia mus, kad galėtume juos nugalėti. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, sako apaštalas Jokūbas. Dievas žino, ko mums iš tiesų reikia, net jei mes to nesuprantame. Jo atsakymai į mūsų maldas kartais atrodo kitokie, nei tikėjomės, bet jie visada veda į dvasinį augimą ir brandą. Ar galime pasitikėti, kad Dievas geriau žino, kas mums naudinga? Gyvenime dažnai tikimės, kad sekdami Kristumi išvengsime išbandymų. Tačiau pats Jėzus sakė, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Tikėjimas nėra skydas nuo sunkumų, bet tikėjimas yra jėga juos priimti ir nugalėti. Tikėjimo išmėginimai atskleidžia, kas mes iš tikrųjų esame. Jie parodo, ar mūsų širdis pasitiki Dievu, ar išgelbėjimo ieškome kažkur kitur. Kai mūsų pastangos nieko neduoda, atsiveria galimybė priimti Dievo planą, didesnį, nei galėjome įsivaizduoti. Jokūbo laiškas kviečia mus žvelgti į išbandymus kaip į procesą, kuris daro mus tobulus, subrendusius ir nieko nestokojančius. Per kančią, skausmą ir išbandymus Dievas mus formuoja. Kai atsisakome savanaudiškų troškimų ir leidžiame Dievui veikti mūsų gyvenime, suprantame, kad jo planas visada geresnis už mūsų. Ištvermė gimusi iš tikėjimo, išbandymų yra didžiulė dovana. Ji leidžia mums tapti brandesniais tikėjimo žmonėmis, pasiruošusiais ne tik priimti Dievo malonės, bet ir jomis dalintis su kitais. Brangieji, šiandien kviečiu mus pažvelgti į savo gyvenimo išbandymus kitaip. Ne kaip į nelaimės, o kaip į galimybę. Kai kitą kartą pajusime nusivylimą, kad negavome to, ko prašėme, prisiminkime Jokūbo žodžius. Dievas leidžia išbandymus mūsų gyvenime ne tam, kad mus palaužtų, bet kad mus sustiprintų ir išmokytų pasitikėti juo. Tikrasis džiaugsmas, tikra laimė ir tikroji pilnatvė yra gyvenimas pagal Dievo valią. Todėl sekite ją ir būsite palaiminti visose jūsų audrose. Amen.